Labą dieną visiems. Seniai filmavom, nufilmuoti. Turbūt paskutinį jau šiais metais video. Biščia pertrauką padarėm. Kon vis dar auginam. Kažkokių naujovių daug nėra. Turėjom burgundų. Čia patėlis ir arčiau longa laikoms, kad gautam daugiau šviesos. Šiandien išsivalėjom. Narvus, kaip sak, prišveins, įtrišėka būt komfortiška, ne tik mes. O čia patinėlis ir burgundas 7 mėnesių. Užsileiks, lauk mus pavasariaus. Ir pirkėjų, kas norės. Čia kiti patinėlė gyven. Čia montai reproduktorė vadinamėje. Čia viens patinėlis. Ket parodysim da. Pasirodyk. Nedarau seniai filmavimą. Čia da viens patinėlis gyven. 7 mėnesių taip pat. Tai kitą turėjom. 2 patinėlis 7 mėnesių. Ir patėlis, katros nenori kerktais. Kai bandau suleisti, vis nevyksta. Tai va. Toks naujienas. Šiaip gražiai patinėlė visai. Užsileik. Skelbėjom, kadangi nedat, gal nieks jį neranda. Jei kas iš žiūrinčių norėtų, galėt kreiptis. Video kelsim į Facebooką. Tai va, toks tusi naujienas. Čia biški valimės triušydį. Kitą metu jau matau, ką reikės. Vat nusėmiau tus mūsų gaudžius. Tai akivaizdžiai skirtams, kaip sak, čia nereklam, bet tas iš kairės ir brungesnis biški mūsų gaudžius buvo, Bros firmas, mėlens toks. Tai akivaizdžiai skirtams, keikums ir muselių pagājus. O čia pigesnis, nebeatsimint firmas geltonas toks. Tai ženklų skirtumsi. Atrodo, visi buvo nauji. Tuo pačiu metu iškabinti, bet skirtums tai žiaurs. Tai kitą metu, kaip sak, geriau brungesnis 5 centas, bet efektyvesnis. Tai kaip sak, čia įgaliuotas, kad nori sutaupyti, 2 išleisi. Tai va. Toks naujienas iš tų triušininkų gyvenim. Galvojom pasirodom prieš šventį. Tiksliau šias metas. Ir bandysim kažkaip tas patėlis sukerkti. Nes jau vėjant buvau susikergus. Maniau, kad bus vas gera, bet ant man neatsėvėt graudį vidurė niek. Nors buvau garantuots, kai susikergus, bet kažkaip pasirodė niek. Ir reiks kažko našanu, taip labai jau stengiaus neperpenėti, labai ribūtą to pašartą daud, tas pats patinam. Bet kažko žiūraniai nenor kerktais. Tai gal kažkaip patarim to turti. Nors aš jau išbandys, čia visų kitų liaudis išminčių, bet nieks nepasiteisė. Tai jei kas turės, galit po video, kai kels pakomentuoti. Tai va, tai ko. Gerų švenčių visim. Gerų vadų kitas metas. Triušininkam palinkėti. Man kad atsiras kuo daugiau auginančių. Įrenkant, kad rinktais grina veislis triušis. Nereik bijoti,
kažkokių mitų prisiklausyti, kada neįleps, labiau leps negu mišrūną. Nieko panašaus. Iš savo patirties galiu pasakyti, tas pats teiktų mišrūną auginti, teiktų gryną veislį. Jeigu bikapą auginti, tai bikapai bus su bet katrau. Jeigu mišrūną auginti, švarę, tvarkingą ir viską andoisi, ko nam reikia, kokybiškas pašars ir viskas bus ok. Tas pats su to gryną veislį. Jeigu anam viską andoisi, ko nam reikia, švalys, švara bus, tvark, pašars kokybiškas, kažkoks prevencijas vykdys, dezinfekcijas, taip toliau, skiepus. Ir viskas čia jau keisanas. Nematau aš čia kažkokių didelių skirtumų. Tai va teik. Gerų švenčių. Ir iki pasimatym kitas metas. Iki visiems.